Ne viską gali kontroliuoti, bet gali rinktis, kaip reaguoti. Mes dažnai negalim pasirinkti kažko, kas vyksta mūsų gyvenime. Mes netgi būnam priklausomi nuo kitų pasirinkimų, visokie būna atsitikimai, įvairios katastrofos. To mes negalim pasirinkti, suvaldyti ar panašiai. Bet galime rinktis, kaip aš reaguosiu toje situacijoje. Nesvarbu, kiek tau metų, nesvarbu, ką tu darai, bet tu gali rinktis. Tu gali rinktis, kuriuo keliu eisi, tu gali rinktis, ką klausysi, ką darysi ir panašiai. Aišku, mes kaip žmonės turime emocijas ir dažnai reaguojame pagal savo emocijas. Bet galime rinktis, mokytis valdyti savo emocijas. Galime rinktis, mokytis įveikti stresą, pavyzdžiui. Galime rinktis tobulinti savo įgūdžius konflikto sprendimo srityse ar panašiai. Taigi mes ne viskas nuo mūsų priklauso, bet galim daug ką pasirinkti, kas mums galėtų padėti tam tikrose gyvenimiškose situacijose.